pajuskit atsipalaidavimą, kiek jūs junta, tikriausiai kai kurie iš jūsų jau yra atpalaiduotesnė dabar negu kad prieš pusvalandį. Peržiūrėkit, iš vidaus mes galim pajusti, sakysim, veidas atpalaiduotas, rankos, pečiai. Ar natūralūs. Toliau aš jums minutę paliksiu, kad galėtumėt patirti, ar jūs esat nemintyje. Natūrali būsena, kurioje būna mes gimę ir iki kokių 3 metų, 4, ir tai galėtų tęstis visą laiką, galėtų būti bemintė būsena, kai mes matom, o galvojam tada, kai norim. Jūs pabandykit pajusti, ar jūs galite būti bemintė būsena, bet neįsitempę, o atsipalaidavę. Jeigu jūs esate ko nors apsėsti, tai nepavyks. Jeigu jūs norit, pavyzdžiui, kad žmona kur nors ten nenueitų į šoną, arba kad vaikai kiek nors darytų, arba kad mokėtų pinigų bosas, arba kad mažiau mokėtų pavaldiniui, tuomet mes negalime atsipalaiduoti. Mes galim nematyti, dėl ko mintis. Bet dabar jūs pabandykite taip, jūs palieku minutę pabūti bemintėj būsenoj, geriau užsimerkus. Ir sugrįžtant atgal. Į kūną. Faktiškai atsimerkdami mes dar labiau įsimonėm. Dar labiau įtraukiam. Tas atsitraukimas, susibalansavimas padeda atkurti darną ir darbe visur, važiuodami, bet ką darydami, absoliučiai gali būti meditacija. Tai natūrali būsena, nereikia daryti kokių specialių judesių, sakysim, yra kai kurios tradicijos, kurios yra reikalingi judesiai, tam tikrai meditacija yra visuomet meditacija, nereikia nieko specialiai ką nors daryti, kaip nors judinti rankas ar panašiai. Kartais tam tikros pozos padeda atsiduoti meditacijai, bet pati meditacija nereikalauja tų pozų. Kai mes susibalansuojam viduje giliau, tos pozos nėra reikalingos. Nebent jos natūraliai gimsta mums judant link meditacijos.